Sveiki, šiandien randamės Bėgių parke, kuris randasi Vilniaus geležinkelio stotyje. Ir šiandien už mano nugaros pamatysim daug įvairių eksponatų. Tarp jų šilumvežius, dizelinius traukinius, elektrinį traukinį ir keletą garvežių. Apie kiekvieną trumpai papasakosiu. Keliaujam! Turbūt dauguma Vilniečių ir miesto svečių yra lankęsi ar bent jau girdėję apie Vilniuje esantį Lietuvos geležinkelių muziejų, kuris savo amžių skaičiuoja jau ne vieną 10 metų. Geležinkelių muziejus neatsiejama geležinkelių istorijos ir dabarties dalis. Per daugiau nei 50 metų čia sukaupti eksponatai leidžia prisiliesti prie geležinkelių istorijos, pažvelgti į praėjusių amžių įvykius, stebėti geležinkelių raidą ir pokyčius istorijos tėkmėje nuo pat geležinkelių Lietuvoje atsiradimo XIX amžiuje. 2011 m. birželio 1 d. Geležinkelių muziejus lankytojams atvėrė duris Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmų antrajame aukšte. Vilniaus geležinkelio stoties keleivių rūmai – tai istorinis pastatas, kuris datuojamas 1861 metais. Turbūt bene didžiausių geležinkelių muziejaus pasididžiavimo tapo lauko ekspozicija, kuria iš pradžių buvo numatyta vieta Vilniaus geležinkelio stoties teritorijoje buvusių senųjų vagonų dirbtuvių vietoje, kur vėliau buvo įkurtas Kubos kelynas. Pirmiausia, suskubta rūpintis, kad nebūtų supjaustyta į metalo laužą jau nurašyta kelio mašina PMG, autodrezina AGMU. Vėliau lauko ekspozicijai pradėta ruošti kelio remonto mašina OPR 1200, autodrezina DGKU, dizelinis traukinys D1 ir kiti riedmenys. Galiausiai lauko ekspozicija oficialiai lankytojams atidaryta 2013 m. spalio 15 d. Nuo atidarymo dienos ekspozicija nuolatos pildėsi vis naujais eksponatais. Taigi lauko ekspozicija yra geležinkelių muziejaus dalis, kurioje muziejaus lankytojai gali pamatyti istorinius geležinkelių riedmenis, sužinoti jų istoriją, pailsėti ir papramogauti. 2022 m. rugsėjo 30 d. muziejaus lauko ekspozicija perkelta į naują vietą – Bėgių parką, kuris įsikūręs Vilniaus geležinkelio stoties buvusiajame keleivinių vagonų kelyne, kuris randasi greta Pelesos gatvės. Į Bėgių parką galima patekti leidžiantis nuo pėsčiųjų tiltų įrengtų patogų pandusų, kuris pritaikytas ir negalią turintiems asmenims. Taigi, pirmasis eksponatas, apie kurį papasakosiu, bus dizelinis traukinys D1 iki 93. D1 serijos dizeliniai traukiniai gaminti nuo 1964 iki 1980 metų Vengrijos gamykloje Ganz-Mavag Budapešte Tarybų Sąjungos geležinkelių transporto ministerijos nurodymu. Iš viso buvo pagaminti 605 traukiniai. Struktūriškai dizelinis traukinys D1 buvo patobulinta D serijos dizelinių traukinių versija ir nuo pastarųjų pirmiausia skyrėsi galingesnių dizelinių variklių, hidromechaninė transmisija, o sąstato vagonų skaičius padidintas vienu prikabinamuoju vagonu, buvo 4 vagonai vietoje 3. Nuo 1964 metų D1 serijos dizeliniai traukiniai buvo eksploatuojami Donecko, Maskvos, Lvivo, Odesos, Kišiniovo, Baltijos šalių, tai yra Lietuvos ir Estijos geležinkeliuose, siekiant organizuoti priemiestinį ir vietinį keleivių eismą elektrifikuotose ir iš dalies elektrifikuotose atkarpose, o kartu su DR1 serijos traukiniais jie buvo viena iš pagrindinių sovietinių dizelinių traukinių serijų. Šiuo momentu maži kiekiai šių traukinių iki šiol dirba Ukrainos ir Moldavijos geležinkeliuose. Standartinis ir tuo pačiu originalios sudėties traukinį sudaro 2 motoriniai ir 2 prikabinami vagonai. Motoriniuose vagonuose įrengtos dizelinės traukos jėgainės, leidžiančios traukiniui pasiekti maksimalų 120 km/h greitį. Kaip ir minėta, šios serijos traukiniai pirmiausia buvo eksploatuojami Rusijoje, Smolenskas, Uzlovoje, Kaluga, Kazanė, Viborgas, Kaliningradas, Ukrainoje, Svatovo, Popasnaje, Rodakovo, Debalcevė, Ilovaiskas, Čopas, Zdolbunevas, Kolomija, Mikolajevas, Baltijos šalyse – Vilnius, Radviliškis, Tartu, Talinas. 1976 m. sausio 1 d. Tarybų Sąjungos geležinkeliuose važinėjo 371 dizelinis traukinys D1. Iš šio skaičiaus Lietuvoje ir Estijoje buvo eksploatuojami 79 traukinių sąstatai. 1992 m. sausio 1 d. buvusios Tarybų Sąjungos geležinkeliuose dirbo 472 traukinių sąstatai, tačiau vėliau šis skaičius pradėjo mažėti
nes kai kuriuose šalyse vykstant intensyviems elektrifikacijos darbams šių traukinių buvo atsisakyta. Jie buvo pakeisti elektriniais traukiniais. Lietuvos geležinkeliuose iš viso dirbo 78 vienetai D1 serijos traukinių, kurių eksploatacija Lietuvoje galutinai baigta 2008 metais. Paskutiniaisiais šių traukinių eksploatavimo metais jie buvo naudojami maršrutuose Vilnius-Kena, Vilnius-Turmantas, Vilnius-Varėna-Marcinkonys, Kaunas-Kybartai, Radviliškis-Klaipėda. Sekantis eksponatas – elektrinis traukinys R9M, mūsų kaimyninės šalies buvusios Rygos vagonų gamyklos kūrinys. R9M serijos traukiniai pradėti gaminti 1976 metais, o gamyba baigta 1982 metais. Iš viso buvo pagaminta 111 vienetų R9M traukinių, iš kurių 16 vienetų darbavosi Lietuvos geležinkeliuose. Pažymėtina, kad 1975 metais elektrifikuoti pirmieji geležinkeliai Lietuvoje, todėl visą traukinių eksploatavimo laikotarpį jie dirbo maršrutuose Vilnius-Kaunas ir Vilnius-Trakai. Pagrindinė traukinių remonto ir techninės priežiūros bazė buvo įrengta Naujojoje Vilniuje. Kitas eksponatas – keleivinis dyzelinis lokomotyvas TEP 60-0926 pagamintas 1980 metais Kolomnos lokomotyvų gamykloje Rusijoje. Šios serijos lokomotyvai yra pirmieji keleiviniai lokomotyvai pradėti gaminti serijiniu būdu nuo 1960 metų buvusioje Tarybų Sąjungoje keičiant keleivinius garvežius į efektyvesnius dyzelinius lokomotyvus. Lokomotyvų TEP 60 gamyba tęsėsi nuo 1960 iki 1987 metų ir per šį laikotarpį iš viso buvo pagamintas 1241 šios serijos lokomotyvas. Lietuvos geležinkeliai tokių lokomotyvų iš viso turėjo 12 vienetų. Gamykliškai lokomotyvas galėjo pasiekti maksimalų 160 km/h greitį ir jo eksploatavimo laikotarpiu tai buvo pats greičiausias keleivinis lokomotyvas. Savo gyvavimo laikotarpiu tai buvo vienas labiausiai paplitusių geležinkelių riedmenų, kuris Lietuvoje važinėjo iki pat 2011 metų. Prekinis lokomotyvas 120-304, nors ir pagamintas buvusioje Tarybų Sąjungoje, o tiksliau Lugansko lokomotyvų gamykloje Ukrainoje, į Lietuvą šis egzempliorius pateko iš Rytų Vokietijos. Kadangi pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Vokietija buvo padalinta į dvi dalis, Rytų Vokietijos bloko geležinkeliams dalis geležinkelio technikos buvo tiekiama iš Tarybų Sąjungos gamyklų. Griuvus Tarybų Sąjungai bei atsikūrus nepriklausomiems Lietuvos geležinkeliams reikėjo užtikrinti nepertraukiamą geležinkelių veiklą, o tuo metu buvo jaučiamas geležinkelių riedmenų trūkumas. Atsižvelgiant į tai, 1993-1994 metų laikotarpyje Vokietija Lietuvai padovanojo apie 30 vienetų šios serijos lokomotyvų, kurių tik labai maža dalis dirbo Lietuvoje. Kiti lokomotyvai buvo panaudoti kaip atsarginių detalių donorų jau nuo anksčiau Lietuvoje eksploatuojamiems lokomotyviams M62. Būtent šis egzempliorius Lietuvoje dirbo Europinės vėžės geležinkelyje Šeštokuose, o geležinkelių muziejui perduotas 2012 metais. Ne ką mažiau įdomus yra ir prekinis dviejų sekcijų lokomotyvas 2M62-0003. Dviejų sekcijų lokomotyvų 2M62 serijinė gamyba yra glaudžiai susijusi su vienos sekcijos lokomotyvų M62 gamyba.
Prekiniai lokomotyvai DM62 pradėti gaminti 1976 metais, sujungiant dvi lokomotyvų M62 sekcijas tarpusavyje bei tokiu būdu padidinant lokomotyvų galią bei traukos jėgą. Lokomotyvai DM62 gaminti nuo 1976 ir jų gamyba tęsėsi iki 1986 metų. Iš viso buvo pagamintas 1261 šios serijos lokomotyvas. Įdomus faktas yra tas, kad pagaminus pirmosius DM62 egzempliorius, Baltijos šalys, tai yra Lietuva, Latvija ir Estija, tapo pagrindiniu šių mašinų bandymų poligonu. Todėl vertinant statistiškai, patys seniausios šios serijos lokomotyvai darbavosi būtent Baltijos šalyse. Be to, DM62 serijos lokomotyvai plačiai paplito ir po kitas buvusias Tarybų Sąjungos šalis – Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją, Mongoliją, Azerbaidžaną ir panašiai. Lietuvoje iš viso buvo eksploatuojami 106 DM62 serijos lokomotyvai. Šioms mašinoms pradirbus Lietuvos geležinkeliuose daugiau kaip 20 metų ir išnaudojus savo techninius resursus, imta galvoti apie lokomotyvų DM62 modernizavimo darbus. Tuometinėme Vilniaus lokomotyvų remonto depe buvo pasirinkti du modernizavimo keliai. Dalį lokomotyvų atnaujinti pakeičiant tik dyzelinės jėgainės, dalį lokomotyvų pilnai modernizuojant, iš esmės originalius paliekant tik kėbulą, rėmą ir važiuoklę. Tokiu būdu 2004–2008 metų laikotarpyje Vilniaus lokomotyvų remonto depe buvo modernizuotos 58 sekcijos DM62 ir DM62U, remotorizuota 50 sekcijų. Šiuo momentu šios serijos lokomotyvai Lietuvoje neeksploatuojami dėl susiklosčiusių geopolitinių aplinkybių ir esant mažiems krovinių srautams. Dyzelinė automatrisė R202 kaimyninės šalies Rygos vagonų gamyklos kūrinys. Akivaizdu, kad jau pirmąjį nepriklausomų Lietuvos geležinkelių dešimtmetį iškilo būtinybė optimizuoti keleivių pervežimus, tuo pačiu taupyti eksploatacinius resursus. Atsižvelgiant į tai, 1997 metais Rygoje pagaminti du automatrisių R2 egzemplioriai. Automatrisė numeriu 01 skirta Latvijos geležinkeliams, automatrisė numeriu 02 skirta Lietuvos geležinkeliams. Abiejose automatrisėse buvo sumontuoti Cummins dyzeliniai varikliai, kurių galia siekia 310 arklio galių ir Voith firmos hidraulinės transmisijos. Automatrisių maksimalus projektinis greitis buvo numatytas 120 km/h ir jos buvo skirtos vežti keleivius mažai apkrautose, neelektrifikuotose geležinkelių linijose. Latviškoji automatrisė 01 nuo 1997 metų buvo eksploatuojama geležinkelių linijoje Ryga–Ergli, kol 2007 metais po susidūrimo pervažos su automobiliu jos eksploatacija keleivinėme eisme baigta. Nuo 2009 iki 2018 metų ji buvo perduota Latvijos geležinkelių infrastruktūros darbuotojams ir naudota kaip tarnybinis riedmuo. Lietuviškos automatrisės 02 eksploatacija tęsėsi nuo 1997 iki maždaug 2013 metų, kol 2022 metais perduota geležinkelių muziejaus lauko ekspozicijai. Automatrisė iki tol aktyviai dirbo maršrutuose Kaunas–Jonava, Kaunas–Marijampolė, paskutiniais metais maršrute Vilnius–Jašiūnai. Visais laikais geležinkelių darbas neįsivaizduojamas be manevrinių lokomotyvų. Šio tipo riedmenys reikalingi prekinių ir keleivinių riedmenų formavimui ir išformavimui skirstymo stotyse, taip pat aktyviai naudojami ūkio, tai yra geležinkelių infrastruktūros priežiūros ir remonto darbuose, aptarnauti šalia privažiuojamųjų kelių įsikūrusias įvairias įmones, kurioms reikalinga pristatyti žaliavas ar išvežti produkciją. Bėgių parke yra 3 manevriniai lokomotyvai. Reportažo pradžioje matytas čekoslovakiškas Šmet 36197 ir dabar matomi TM2-328 ir TGK2 7932. Pastarieji 2 lokomotyvai Bėgių parką atkeliavo iš Kauno, kur buvo nuolatinė jų darbo vieta. Dviejų šių lokomotyvas TGK2 7932 dėl savo gabaritų, svorio ir galios daugiausia naudotas lokomotyvų depo keliuose, perstatant remontuojamus riedmenis iš vieno kelio į kitą ar keičiant remonto pozicijas.
Manevrinis lokomotyvas TM2 328 vienas pirmesnių šios serijos lokomotyvų pagamintas 1969 metais ir Kaune dirbo iki pat 2012 metų. Lokomotyvų TM2 gamybos užuomazgos prasidėjo dar 1959 metais, kuomet Briansko lokomotyvų gamykloje buvo pagamintas pirmasis lokomotyvo TM1 egzempliorius. Pirmieji TM2 serijos lokomotyvai pro gamyklos vartus išriedėjo 1960 metais, o serijiniu būdu pradėti gaminti nuo 1967 metų. Per visą gamybos laikotarpį buvo pagamintos 6225 mašinos. Paskutinis TM2 serijos lokomotyvas pro gamyklos vartus išriedėjo 2000 metais. Elektrinis traukinys R9M 380 yra antrasis šios serijos traukinys bėgių parke, o tiksliau 2 sąstato vagonai. Lietuvos geležinkelių bėgių parke saugomi 2 skirtingų sąstatų vagonai – R9M 390 ir R9M 380. Paskutinis Lietuvos geležinkeliuose dirbęs šios serijos traukinys buvo R9M 389, kurio eksploatacija baigta 2021 metais. Tarybiniais ir pirmaisiais šalies nepriklausomybės metais Lietuvos geležinkeliais važinėjo 6 vagonų sąstatai, tačiau gerėjant gyventojų gyvenimo sąlygoms ir augant automobilizacijos lygiui, keleivių skaičiai ėmė mažėti, todėl į reisus imta išleisti tik 4 vagonų sąstatus, sudarytus iš 2 keleivinių vagonų su valdymo kabinomis ir 2 motorinių keleivinių vagonų. Taip pat dar viena ekspozicijos paskirtis – kultūriniai projektai, kuriuose dalyvauja muziejaus riedmenys. Tai yra muzikinių klipų filmavimas, fotosesijos reklaminiams projektams, televizijos laidų filmavimai ir panašiai. Senieji garvežiai ne kartą filmavosi įvairių kino studijų darbuose. 2012 m. žiemą Vilniaus geležinkelio stotyje italai ekranizavo Aną Kareniną. Filmo scenose buvo naudojamas garvežys TE 313. 2015 m. rugsėjo mėnesį švenčiant pirmojo traukinio atvykimo į Vilniaus geležinkelio stotį 155-asias metines, muziejinis garvežys SO17 744 atriedėjo pirmąjį Vilniaus geležinkelio stoties peroną. Taip pat šis garvežys naudotas filmuojant 2018 m. kino juostą Tarp pilkų debesų, pasakojančią apie Lietuvos gyventojų tremtį į Sibirą prasidėjus sovietiniai okupacijai. Šiuo metu, tai yra 2024 m. spalio mėnesį, Geležinkelių muziejaus lauko ekspoziciją sudaro šie riedmenys. Garvežys TE 313, garvežys SO17 744, prekinis lokomotyvas 2M62 0003, keleivinis lokomotyvas TEP60 0926, prekinis lokomotyvas 120 304, manevrinis lokomotyvas TEM2 328, manevrinis lokomotyvas ČM3 6197, dengtas medinis vagonas, kupinis keleivinis vagonas, restorano vagonas, tarnybinis vagonas, pašto bagažo vagonas, elektrinio traukinio R9M 392 vagonai, elektrinio traukinio R9M 382 vagonai, dizelinis traukinys D1 593, kelio tvarkymo mašina VPRS 1200 232, kelio tvarkymo mašina R2000 028, tankinis vilkikas ant krovininės platformos, sniego valymo ir grunto drožimo mašina SS1, kontaktinių tinklų priežiūros mašina AGV 900, sunkioji drezina su kranu DGKU 360, veržlių sukimo mašina PMG 106, žalias
2 ašių medinis vagonas, autodrezina su kranu AGMU 3562, keleivinė autodrezina AS1A, 2 ašių kuro cisterna, keleivinė automatrisė R202 ir manevrinis lokomotyvas TGK2 7932. Bėgių parkas – tai miestų gyventojams ir svečiams laisvai prieinama, nemokama ekspozicija atvirame ore, kur svečiai gali apžiūrėti istorinius riedmenis. Taip pat lankytų čia laukia ir stebuklingas, kelionių norus pildantis istorinis varpas, o mažųjų svečių, tai yra vaikų, traukinukas ir iš traukinio širačių pagamintos sūpuoklės. Bėgių parkas lankytojams atviras kiekvieną dieną nuo 8 val. Ryto iki 22 val. Vakaro. Na ir pabaigai norėčiau padėkoti buvusiems ir esamiems geležinkelių muziejaus darbuotojams, prisidėjusiems prie lauko ekspozicijos įkūrimo, plėtros ir puoselėjimo. Tikiuosi, kad ši ekspozicija gyvuos ilgus metus, o aprūdiję riedmenys bus tinkamai prižiūrėti ir džiugins Bėgių parko lankytojus ištisus metus.